Va. Sveiki, tai va, ką norėjau pasakyti, kad gydytojos yra suinteresuotos dirbti visą savo darbo laiką, kas reiškia, jog jos gali sutaisyti, tarkim, dantį per 15 minučių, kaip šiandien buvo, kaip šiandien padarė, bet ar iš tikrųjų jos norėtų aptarnauti pacientus kas 15, kas 20 minučių. Dėl šitos priežasties jos gali nustatyti darbo laiką, darbo metu ir tarkim, bet ateina pacientas pas jas į kabinetą, jos jį pasiguldo, nu ir ką, ir ten yra mažytė skylutė, ar ne? Dantistė gręžia ir tarkim, vat jinai mato, kad skylutė yra mažytė, o pacientų laukia, tai ką jinai padaro? Jinai padaro taip, kad tą dantį jinai gręš kokią valandą laiko ar pusantros, kad nereikėtų priimti kitų žmonių, tai yra žmogiškasis faktorius. Ir jinai tą dantį pragręš iki pat šaknų. Ir kai pacientas, ir kai jinai baigs savo tą darbą, esmė, kad jinai jau nebegydys, o jinai gręš. Esmė, kad dantistas nebegydys, o tiesiog gręš. Kad nereikėtų priimti kitų pacientų, kitų žmonių. Ir jinai gręš tą dantį pusantros valandos laiko. Ir yra toksai dalykas kaip šaknų gydymas. Tai yra elementarus dalykas. Kai dantistas nusprendžia gydyti skylutę, mažytę skylutę, kurią gali sutvarkyti per 15 minučių pusantros valandos, jūs įsivaizduokit, kas lieka iš danties, kai jį gydo pusantros valandos. Jūs įsivaizduojat, kas lieka iš to danties, kuris gydomas pusantros valandos. Va čia yra visa esmė, kas lieka iš to danties. Tos gydytojos pragręžia tą dantį iki pat šaknų, padaro didžiulę ertmę, ją užpildo plombą, tą košelę, uždeda košelę, sustingsta plomba ir gaunasi taip, kad tokiu atveju tokį dantį tai pagydžius tenka po kelių metų, plomba iškrenta iš danties ir jį tenka arba protezuoti, arba rauti. Čia yra vadinama šaknų taisymu, tiksliau šaknų gydymu. Tai aš norėjau pasakyti, kad kitas dantistas pusantros valandos gręžia vieną dantį, jisai parašo, kad jums buvo šaknų uždegimas ir reikėjo gydyti šaknis. Tačiau tikroji priežastis yra tai, kad tiesiog gydytojas nenorėjo priimti kito paciento ir jis jūsų dantį gręžė pusantros valandos tam, kad pratemptų savo darbo laiką. Nes gydytojams moka ne už pacientų skaičių, o už darbo laiką. Supranti? Ir kitas dalykas, dantų higiena, ten gydytojas, tarkim, sako, liepia valytis tarpdančius, liepia ten gerti specialias tabletės. Vat viena gydytoja pasakė, pas jūs labai silpnos dantenos, pas jūs pažeistos dantenos, dėl to aš jūsų negydysiu. Supranti? Va tokia gydytoja buvo, sako, pas jūs pažeistos dantenos, aš negaliu jūsų gydyti, negaliu pompuoti danties, nes jūs pradės kraujuoti. Aš pasižiūrėjau kitą dieną namuose savo tas dantenas, žiūrinėjos pažeistos nei kam, dantenos kaip dantenos. Ir tą burnos higieną liepia darytis kas pusę metų. Kas pusę metų liepia darytis burnos higieną. Iš tikrųjų pas mane buvo plokštelė kelerius metus. Ir ten, kur buvo plokštelė, neišsivalydavo dantis. Ten, kur neišsivalydavo dantų, susikaupė akmenukai, susikaupė akmenys. Akmeninė masė susikaupė, ar ne? Nu ir man užteko tos dantų higienos vieną kartą per gyvenimą. Man jos užteko vieną kartą per gyvenimą dėl to, kad nešiau 5 metus plokštelę. Ir viskas. O ta gydytoja sako, kas pusę metų būtinai darytis burnos higieną arba gerai valytis dantis. Supranti? Kas pusę metų darytis dantų higieną arba gerai valytis dantis. Tai va. Toks dalykas, kitas dalykas. Jeigu gydytojas sustato šaknų uždegimą ir jisai, tarkim, pusantros valandos gręžia jums dantį ir nustato šaknų uždegimą, jūs neįrodysit,
kad ten buvo maža skylutė, supranti. Reikia tikrinti dantis prieš gydant, o kai gydytojas parašys, kad ten buvo maža skylutė, kaip jūs įrodysit, jis pasakys, jums buvo dantenų šaknų uždegimas. Supranti, sako, reikėjo gydyti šaknis. Gydytojas parašys, kad jums buvo šaknų uždegimas. Ir kaip jisai parašys, tai bus teisinga, nes gydytojas yra savo mokslus baigęs specialistas. Jis yra mokslų studijas baigęs specialistas. Kaip jisai pasakys, taip ir bus. Nesvarbu, kad pas jūs buvo 2 skylutės, kurias galima buvo statyti per 15 minučių. Jis jūsų dantį taisys 2 valandas ir pragręš jūsų dantį iki pat šaknų, padarys didžiulę skylę, užpildys ją plombą ir po keliarių metų jinai iškris ir reikės protezuoti dantį arba raudantį. Va, ką aš noriu pasakyti, šaknų taisimas. Tai va. Gydytojas suinteresuotas dirbti gydytojų moka ne už pacientų skaičių, o už darbo laiką. Ir dėl šitos priežasties gydytojas suinteresuotas kuo ilgiau gydyti vieną pacientą. O kai gydytojas baigia darbą, jisai nustato, kad jums reikėjo gydyti šaknis, todėl kad jisai gręžia jūsų dantį iki pat šaknų. Įsivaizduojat? Tie svoločiai, tos svalata dantistės gręžia dantį iki pat šaknų ir padaro didžiulę skylę, kad nereikėtų aptarnauti kito žmogaus. Tai yra socialinis faktorius. Tai yra žmogiškasis arba socialinis faktorius. Dantistės suinteresuotos gydyti kuo ilgiau vieną pacientą tam, kad nereikėtų priimti kitų. Nes joms moka pinigus už darbo laiką, o ne už pacientų skaičių. Va, ką noriu pasakyti. Ir dėl šitos priežasties šaknų gydymas reiškia, kad gydytojas jums dėl vienos skylutės, kad jums gydytojas vieną skylutę taisė 1,5 valandos. Įsivaizduokit, mažytė skylutė, o taiso 1,5 valandos, tam, kad nereikėtų priimti kitų pacientų. Ir gydytojas dantį pragręžia iki pat šaknų. Ir tai reiškia šaknų gydymas. Va, ką aš noriu pasakyti. Ir dar yra kiti dalykai. Dantistės dažnai nepatenkintos, sako, darbtančius valykis, tabletės gerk, ten, kurios paviešina duonį. Sako, dantenas gydyk, burnos higieną daryk, nors realiai man burnos higiena buvo reikalinga tik vieną kartą per gyvenimą. Man burnos higienos reikėjo tik vieną kartą per gyvenimą. Jinai man iš viso nebūtina. Šiuo metu ji man iš viso nebūtina. Supranti, burnos higiena. Jinai reikalinga tuo atveju, jeigu pas tavęs susikaupusios apnašos, kur negalima buvo išvalyti dantų. Burnos higiena reikalinga tuo atveju, jeigu tu negalėjai išvalyti ten dantų, pavyzdžiui, dėl plokštelės. Kai žmonėms nuėjama plokštelės, pas juos lieka akmenys. Kai nuėjama plokštelės, ar kabės, ar ten briketus, pas juos lieka akmenys. Ir tada reikia padaryti burnos higieną. Bet jinai užtenkama, jinai yra mažiausiai vieną kartą per gyvenimą užtenka burnos higienos. Tada, kai nuėjama plokštelės arba kai nuėjama kažkokius tam įtaisus burnoj. Man jos užteko vieną kartą per gyvenimą, o sako, daryt kas pusę metų. Kitaip negydysiu. Sako, tavo dantenos pažeistos, kraujuoja, nei kraujuoja, nei ką, sako, tavo dantenos pažeistos, supranti. Josgi baigusios mokslus, jos viską žino. Jos žino, kad jeigu dantį gręš 1,5 valandos, pasakys, kad tau buvo šaknų uždegimas ir tau lieps susimokėti 150 € už mažą skylutę. Už mažą skylutę lieps susimokėti 150 € dėl to, kad jinai tiesiog nenorėjo priimti kito paciento. Ir norėjo išdirbti iki darbo laiko pabaigos, supranti. Nes gydytojams moka už darbo laiko, o ne už pacientų skaičių.